Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pradėkite nuo to, kad patikrintumėte, ar Wi-Fi jungiklis jūsų Lenovo IdeaPad S145 yra įjungtas. Daugelyje nešiojamųjų kompiuterių yra specialus jungiklis arba klavišas, dažnai su belaidžio ryšio simboliu, kuris leidžia įjungti arba išjungti Wi-Fi. Kartais jis gali būti netyčia išjungtas. Patikrinkite, ar šviesos diodas, rodantis Wi-Fi būseną, yra įjungtas. Jei jungiklis yra įjungtas, eikite į tinklo nustatymus. Norėdami tai padaryti, spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ant tinklo ikonėlės esančios užduočių juostoje ir pasirinkite atidaryti tinklo ir interneto nustatymus. Pasirinkite tinklo ir dalijimosi centras. Čia galite patikrinti, ar jūsų kompiuteris atpažįsta Wi-Fi tinklus. Jei tinklai nėra rodomi, gali būti, kad reikia atnaujinti Wi-Fi adapterio tvarkyklės. Norėdami atnaujinti tvarkyklės, eikite į įrenginių tvarkyklę. Čia suraskite tinklo adapteriai, spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ant Wi-Fi adapterio ir pasirinkite atnaujinti tvarkyklę. Jei problema išlieka, pabandykite išjungti ir vėl įjungti Wi-Fi adapterį. Ta galite padaryti įrenginių tvarkyklėje, dešiniuoju pelės mygtuku pasirinkę adapterį ir pasirinkę išjungti, o vėliau įjungti. Kartais gali padėti kompiuterio paleidimas iš naujo. Tai gali atkurti ryšį ir atnaujinti tinklo nustatymus. Jei po šių žingsnių Wi-Fi vis dar neveikia, gali būti, kad problema yra su jūsų maršrutizatoriumi. Patikrinkite, ar jis veikia ir ar kiti įrenginiai gali prisijungti prie to paties tinklo. Jeigu ne vienas iš aukščiau išvardytų sprendimų nepadeda, galite pasinaudoti mūsų nemokamą diagnostiką. Mūsų specialistai gali atvykti pas jūs į namus ir atlikti išsamesnį kompiuterio patikrinimą, kad nustatytų problemos šaltinį. Po diagnostikos galime pateikti kainos pasiūlymą prieš remontą. Tai leis jums nuspręsti, ar norite tęsti remonto darbus. Pasinaudokite mūsų paslaugomis ir greitai išspręskite savo Wi-Fi problemas. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.